Tęsiu savo pažintinį pasakojimą su skandalingaisiais radijo šou. Kartą, kai žmonės buvo daug nuoširdesni, atkeliavo 3 karaliai į žydų kaimą. Kokie žydų, tu lietuvių kaimą? Pasakok apie kalėdas mums, o ne apie Dievo avinėlį ir ėdžias, iš kur Jėzus valgė. Kai atėjo tie 3 karaliai, nešini dovanomis, neaišku kodėl, gimė Dievo avinėlis. Jėzus Kristus. Ką tu čia pasakoji? Ką tu čia, kaip? Ką tu čia apie mūsų papročius lietuviškus pasakok? Aš tai kitą istoriją girdėjau. Nėra nei božinkas, nei Isusikas, nei Alašinkas. Nieko nėra. Viskas yra labai paprastas. Žemė yra apvali, Gagarinas kosmose buvo ir viską pamatė. Ir nepamirškite, kokios tautybės buvo Gagarinas. Na ką, kas? Tai manau, kad reikia patiems toliau pasakojimą papasakoti senį. Klausyk, iš kur tas 12 tų patiekalų tiek atsirado, vat ant mūsų stalo, va čia? Kartą, kai Jėzus Kristus jau tapo didelis ir mokėjo kalti lentas, obliuoti su savo tėvu, kurio niekas nematė, kurio gal net nebuvo, tai jį išdavė vienas ruskis, vardu Judošius. Tai kai Jėzus su savo draugais ir tuo ruskium Judošium valgė, tai vadinasi paskutinta vakarienė. Kad tu senį vėl čia viską supainioji. Ai, kūčių stalą, tai visą šou norėjom papasakoti apie lietuviškus patiekalus. Aš ir vėdarų prikėlęs buvau, nesiškrepliuokit, ponas Česlovas. Nesuprasi. Nu tai prašau visus, kaip sakant. Dайте voduškį pastavili. Oi, klausyk, dar šitas, trauk su savo Judošiau degtinę nuo stalo. Kas čia per kūčias! Ne vieta per kūčias rūkių! А ты ко мне не лезь! Молчи ты, кацап ты! Потный русский! Да ты что, потный литовец? У тебя что, каникулы сегодня? Галилей? Да! Пошел ты к черту! Пошел ты к черту! Вот тебе, не трогай меня! Морду! Не трогай меня! А это что, старый дурак? Русский я, Юда, я здесь. Я Юда тебе. Вот тебе я Юда. Збигнева, подержи меня. Сейчас я тебе успокойся. Клаусик, не несему звера, чему сюда А несему, что то иду, Бущаем скаледу вакара, сверщанию излишка, как сугадин-то. Ай, я ешь! Вот тебя я. Так, я финальный! Вот тебя еще. Вот, и тебя. На тебя. Инвалида сяшу! Да, инвалида. Я свящ инвалид. Подожди. Я сейчас тебя ножиком пырну. Знаешь, у тебя Юда. Пана Сигарю, не лезьте Чеслова, Боит. А вот старик. Что, испугались? Кушай вам. Збигнева. Давно мечтал, сукины дети. А вот тебя! Liaukitės. Kūčių naktis yra susitaikymo metas. Taigi tęsiu savo istoriją. Sakiau visiems degtinės negerti prieš balių. Nu. Tai ką gali padaryti žmogus? Sakiau mažiau gerti. Balius. Klausyk, aš vieno dalyko nesuprantu. No. Nesuprantu niekaip. No. Klausyk, Jėzus buvo žydas ar lietuvis? Lietuvis, nu tai aišku, pas mus viskas. Papročiai savi. A tai jo žapukas nuo Jėzaus, ar ką? Taip. Aha. Klausyk, tai duok seniui tada. Palabiški, a tai tėtis buvo dailydė. Dailydis. Nu. A tai nieks nematė jo tėtės. A matė. Kaip jis atrodo? Kad pats labai gudrus klausimus užduoda. Vat man irgi taip sakydavo. Duodam senį. Klebonas sakydavo man per daug kapštais. Aš sakydavo, ponas, mielas klebonai. Klausykit, kaip čia yra, kad švenčiausia mergelė Marija, ko jinai švenčiausia, jeigu, vat, nu tai, a kaip kitaip?
Va kur filosofinis klausimas, aš dažnai pagalvoju. Nu tai, Per daug galvoju. nu tai palauk. Per daug galvoju. Palauk. Nu tu nusiramyk, pagalvok logiškai. Nu taigi žmogus negali, sako, šventas dvasios. A kas ta šventa dvasia? Petras, Jonas? Kas? Igoris gal šventa dvasia?